Gerai, tai tiek ir užtenka? Kas čia bus? Tokie gabaritai nemenki, sakyčiau. Kažkas lengvo, bet jeigu dideliai dėžiai, tai turėtų būti daug. Man buvo atlikta ginekolomastikos operacija, viskas pavyko ir net viršijo lūkesčius. Likau patenkinta chirurgo Tautvydo Urbono darbo bei priežiūra prieš ir po operacijos. Praėjus 2 metam galiu drąsiai teigti, kad operacija atitiko gydytojo pasakytus žodžius prieš operaciją. Viktorija nuostabi gydytoja, pas kurią lankiausi viso nėštumo metu. Tai geriausi atsiliepimai, malonus, atsakingas, atsidavęs darbui, visą laiką besišypsantis chirurgas. Patys šilčiausi žodžiai. Ir turbūt yra geriausias chirurgas. Jis turi žavingą asmenybę, puikų humoro jausmą, taip pat gebėjimą padėti pacientui kuo greičiau pasveikti. Ypač dėkoju gydytojui chirurgui Audriui Pakuliui už rūpestį. Kokį tik bet kuri mergina galėtų gauti. Nuoširdžiai dėkoju savo srities profesionalui. Gydytojai skiria daug savo dėmesio ir laiko, kad apsilankymas būtų kuo efektyvesnis, malonesnis ir pacientas išeitų viską supratęs. Smagu. Tai yra mūsų darbo tikslas. Tai yra dėl ko mes dirbam. Visa klinika, ne tik mes, bet ir visas personalas aplinkui besisukantis tikrai stengiasi atlikti viską kiek įmanoma geriau. Tokia dovana tai ir kalėdų, ir ne kalėdų proga. Jis visada yra smagi ir visada džiugina širdį. Visą laiką geras emocijas gauti yra labai gera ir smagu. Jinai iš tikro šildo, jinai motyvuoja dirbti toliau ir dar geriau.